Sveiki visi, taigi su jumis sveikinasi vėl netikė ir mus privedė padaryti šitą video šiandienos scrollinimai Facebook'e. Šis video bus šiek tiek kitoks, mes kalbėsime apie labai keistą situaciją, kuri vadinasi patyčių nėra ribų ir taip, jūs spėjote teisingai iš antraštės greičiausiai, tai bus apie Ievą Dudaitę ir visą situaciją susiklosčiusią socialiniuose tinkluose, bet perspėjimas. Ievos Dudaitės aš asmeniškai nei pažįstu, galbūt esu kokį kartą matęs, tai to žmogaus realiai asmeniškai nepažįstu visiškai. Nežinau kaip tu. Ne, tikrai nepažįstam asmeniškai, galbūt esam susitikę prasilenkę, bet kadangi esam iš tos pačios srities. Kodėl mes nusprendėm šitą video padaryti? Todėl, kad patyčių lavina, jos vardu, tiesiog skrieja iš mum labai ir pažįstamų žmonių, ir iš akademinės bendruomenės, kuri autoritetinga yra ir kurie, sakyčiau, turbūt jau buvo mum autoritetai, galbūt ne visi išliko po šitų dalykų. Tiesiog man labai yra keista, kodėl negalima tiesiog žmogaus sukritikuoti darbų, parašyti recenzijų, padaryti savo darbą ir važiuoti į kito stotelę. Kodėl reikia eiti į kažkokius asmeniškumus, pasityčiojimus ir tiesiog sakau, aš šiandien beskrolindama Facebooką pamačiau vieno iš, ko gero, dėstytojų muzikų patyčių video. Nežinau, ką norima tuo parodyti, ką norima tuo pasiekti. Jeigu konkrečiai kalbame, tai yra apie buvo padarytas, kaip sakyt, parodija, Grand Violin Show, kas atspindėtų Grand Piano Show, ne? Kažkas tokio. Tai žodžiu. Žiūrėkit, bairis, ne bairis, žodžiu, parašė mergina knygą ir apie ją parašė recenziją. Kokia yra bloga knyga, kad su ChatGPT geriau būtų parašyta, translatas naudotas, plagiatai ir visa kita. Norėtųsi keiktis iš tose intarpose, kuriuose dabar čia pasakoju, bet to nedarysiu. Ir esmė tame, tai viskas ok, yra tam kritikai, yra žmonės, kurie vertina, rašo recenzijas, yra žmonės, kurie rašo knygas, yra žmonės, kurie nerašo knygų ir gyvenime nėra galbūt perskaitę, bet jie komentuoja po to, ką rašo recenzijas. Tai žiūrėkit, žmogus darė darbą, dirbo, parašė, ne? Gerai parašė, blogai, parašė, gerai, gavo recenziją. Plagiatas, neplagiatas, čia autoriaus reikalas, ta prasme. Ir viskas ok, viskas galėtų ties to ir pasibaigti, žmogus, tiesiog parašė, neparašė. Jo, ta prasme, parašai blogą darbą, gavai 2, kuolą sėsk, žinai, ir viskas. Kuo ir viskas iš tikrųjų turėjo pasibaigti. Dabar tai yra kažkoks neadekvatus sujudimas socialiniai medijai ir, ta prasme, kiekvieną dieną matyti pasikartojančius postus apie tą recenziją. Ta prasme, vemt verčia. Kiek gali tie patys skirtingi žmonės komentuoti, baisėtis ir taip toliau. O kas yra juokingiausia, kad iš principo tai blogus komentarus rašo tie, kurie prieš tai arba sakė gerus žodžius, arba vis dar sako, o rašo blogą komentarą, nes kažko bijo, kas iš tikrųjų, tarkim, iš mūsų pusės, mūsų buvusios akademinės erdvės irgi labai yra populiaru. Tai sakau, trūksta žodžių. Norėjau pasakyti, ta prasme, pas mus neslėpkime, ne, patyčių kultūra, kas liečia tarp muzikų, yra labai didelė, ne. Ir, tai turėtų vis tiek kažkada, mes labai viliamės, kad tai turėtų baigtis, nes aš manau, kad tai yra tiesiog vienas labai didelis pavydas visame kame ir kuo tu esi geresnis, tuo tave labiau nori sudirbti. Taip tiesiog yra pas mus. Žmogus netgi tikrai labai daug pasiekęs yra tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje ir dabar... Žinai, čia ta prasme, mums vertinti, nevertinti, bet čia, sakau, kažkam patinka, kažkam nepatinka, taip. Čia ne mums yra vertinti, mes nesam nei ekspertai, nei kritikai, nei dar kažkas, bet tiesiog mums žiauriai surezonavo, nes su patyčio mes gyvenom pilnus 9-10 metų, tai mes žinom, kas tai yra ir tiesiog labai keista, kad dėstytojai, akademikai iš didžiosios A raidės, kurie veda studentus, veda mokinius šitų
nuostabiai nugludintų muzikiniu keliu, taip supuvusiai elgiasi. Aš nežinau, ar galima dar šlikščiau pažeminti kitą žmogų. Jeigu jis elgiasi prastai, jeigu tau nepatinka jo pasirodymai ar tau kažkas jame nepatinka, palauk, tas žmogus vis tiek nusiridens nuo kalno, jeigu jisai tai daro chaltūras. Bet kas antras tas akademikas didžiosios, chaltūrina taip pat. Vestuvėse ar baliuose, nes pinigų iš kažko reikia užsidirbti. Taip, kad ta didinga ir tokia nugludinta muzika nueina irgi į balius ir visa kita. Tai... Na, apskritai norėčiau pasakyti, kad jeigu kalbame apie Ievos didįjį Grand piano show, tarkim, tai esmė tame, kad mes jo nematėm, ta prasme. Nebuvom, nes negyvenom. Bet žiūrėkit, žmogus padarė Grand piano show, surinko žmonės, jos atėjo klausytis, geriausia ten Lietuvos pianistė, kaip ten yra įvardinta. Kažkas nori vardina, kažkas nori nevardina, kažkas nori pritarė, kažkas nepritarė. Reikia atskirti marketingo dalykus ir atskirti kažkokios akademinės bendruomenės vertinimus. Toks jausmas, kad, žinai, tokį skaudulį, atrodo, įdūrė į pūlinį, įdūrė į skaudžią vietą, pasakydami, kad vienas geriausių kažkoks žmogus, žinai, tai jeigu tu to bijai, tai reiškia, ko tu pats muzikantas esi vertas. Tai va būtent, o kodėl negali kažkas būti vienas geriausias, o kitas gali būti irgi kitas geriausias, tai čia jau nuo jūsų priklauso. Ir kokie jūsų pasiekimai, galbūt turi daug konkursų, galbūt pasaulyje apvažiavus, galbūt apkoncertavus ten arenas, galbūt ten dar kažką padarius, galbūt ten kažkokius kūrinius, ten dabar žmogus ar kartais pagroja popsą, tai reiškia, kad jisai negali pagroti rimtos klasikos, kaip sakyt, kūrinių, ar atvirkščiai, jeigu groja tik rimta, tai negali jau popsą pagroti. Na, ta prasme, tai yra apgailėtina. Ir aš siūlyčiau dabar tos visus, kaip sakyt, profesorius, visus, kurie komentuoja, rašo, užsakinėja straipsnius ir visa kita, tai tiesiog žiūrėkite, jeigu jūs jau tokie profesoriai, jūs negrojat popsų, jūs negrojat vestuvėse, jūs nechaltūrinat, neinat į bažnyčias, negrojat vargonais, ar ten, nežinau, dar daugelio dalykų nedarote tam, kad užsidirbti pinigą, tai jūs paimkit, padarykit, parašykit, žiūrėkit savo knygą, paimkit, parašykit savo knygą, be plagiato, be nieko, parašykit, išleiskit, viskas gerai, sulaukit recenzijų, viskas tvarkoja, jeigu jau taip darot, žmogus tenkis padarė, jūs ką padarėt. Tik lojat, Antras dalykas, jeigu jūs norit padaryti geresnį Grand piano show ir būti geriausiais pianistais Lietuvoje, prašau, skambinat areną, derinat renginį, pasiemat stenvėjų, pasistatot, norit dainuojat, norit šokat, ką norit darot, jūsų show, laisvas pasirinkimas. Padarykit geriau, bus vertinta galbūt geriau, Trečias dalykas, jeigu jūs jau tokie profesoriai esate, tai parodykit savo profesionalumą, nufilmuokit savo pamokas, kaip jūs mokinate studentus groti rimtąją muziką, galbūt ir tą pačią popsą, kaip taisyklingai, kaip pagal taisyklės, kaip turi būti gerai. Ir taipogi galite filmuoti tą patį, kaip jūs tyčiojatės į savo studentų tuo pačiu metu, tai irgi parodys jūsų, tikruosius veidus, kaip yra viskas iš tikrųjų, o ne užmaskuota. Tai yra tiesiog labai žema ir gaila, kad pas mus visi sako, kad reikia skatinti kultūrą, kelti kultūrą, bet niekas nepasikeis. Ne, žinai, aš pasakysiu, tas yra liūdniausia, kad, aišku, kaip ir visur, ta prasme, konkurencija jinai visam pasauliu jinai yra absoliučiai sveikas dalykas, konkurencija, viskas turi būti, bet yra labai blogai, kad yra tokie išrinktieji ir neišrinktieji, ir ne visada tie išrinktieji yra kartais kažko verti, negu tie, kurie neišrinktieji. Nes labai didelė dalis žmonių tiesiog pasirenka išvažiuoti į užsienį, pabandyti kažkur kitur, kad įgautų savivertės, įgautų kitą tokį savęs viziją, apibūdintą kitų žmonių užsienyje galbūt. Ir tai iš tikrųjų to yra labai gaila, nes tie išrinktieji ir neišrinktieji yra labai dar stipriai suskirstyti Lietuvoje ir ką mes dabar matom. Ir aš net nebejoju, kad jeigu ši mergina būtų kažkieno mokinė, ypatingai įtakingo dėstytojo mokinė ar labai tokios rimtos akademinės bendruomenės dalis, aš manau, kad būtų visiškai priešingai.
Man toks susidaro vaizdas, kad reikia žūtbūt įrodyti, kad viskas yra blogai. Tai vat... Ne, tai Rostelė, žiūrėk, ta prasme, tai čia viskas paprastai ir aišku, kad čia norima bandyti ten kažką padaryti, faktas, jeigu tu esi kažkokio gerbiamo dėstytojo profesorių studentas, tai automatiškai, kad tie dalykai būtų net arba neiškelti į viešumą, arba iškelti visai kitą formą ir būtų daug džiaugsmo, daug fanfarų, tada ir visi komentuotų tiek iš mano pažįstamų, tiek iš pažįstamų mokytojų, kur mačiau komentarus, kurie yra apgailėtini ir nežinau, na, ta prasme, pakeiti daug nuomonių apie daugelį žmonių, kurie supa tave ir tada būtų buvę viskas kitaip. Na, čia galima kalbėti apie tos dalykus labai daug, mes labai daug išgyvenę žinom, kaip viskas yra ir vyksta, tai čia, ta prasme, na, kam to reikia dabar, ne? Yeah. Bet tai vyksta, tai nesibaigia ir tai niekada nesibaigs. Aš tai galiu pasakyti, kad šitas toksai sprogęs dalykas, tai labai puikiai apibūdina muzikanto ar muzikanto studento neišrinktojo kasdienybę. Tai va čia yra būtent tai, su kuo susiduria žmonės ir apie ką niekas nekalba. Tai faktas, ir tas žmogus, kaip sakyt, buvo apskritai, jūs pagalvokit, rašydami tos dalykus, ne kritikai, ne recenzijų kritikai, žiūrėkit, vertinkit, skirkit dalykus knygą, yra knyga, o čia knyga, ne, ir kitoj pusėje yra koncertas, muzika, profesionalumas, atlikimas, visa kita. Tai jūs vertinat arba vieną dalyką, arba kitą. Dabar jūs žiūrėkit, jūs sumaišėt dalykus, jūs suplakėt į vieną. Jo, sumaišyti asmeniškumai. Kas yra liūdniausia, kad žmonės šitoje situacijoje nemato kažkokių esančių asmeniškumų labai didelių. Nes aš nežinau, aš nesu gyvenime per tiek metų girdėjus, mačius didesnio anšlago, didesnės muzikinės, literatūrinės tragedijos, kuri vyksta dabar. Kodėl jūs nerašot recenzijų apie prastus spektaklius, kodėl jūs nerašot apie recenzijų apie dainininkus, kurie nepataiko į toną dainuodami, kodėl jūs nerašot recenzijų apie tuos puikius konkursantus, kuriems vietas išdalino jų pačių dėstytojai. Čia man įdomu, žinai. Na, apskritai, tai čia, žinai, čia yra, nėra bus, kaip yra kažkas pasakęs, visi savo ranką plauna, visi nori geriausių rezultatų ir būti geriausių dėstytojų mokiniai, nors nei tie dėstytojai geriausi, nei tie mokiniai ten geriausi. Bet net tame esmė, viską daro vardas. Tai ką norėjau pasakyti dar šituo dalyku, kad jūs nepamirškite, kad tai yra labai mažas krislelis, kaip sakyt, prieš darant, jūs niekada nepagalvojat, kas verda to žmogaus viduje, ne? Ir jūs tą žmogų maištą su žemėm, nors jis realiai net nėra to vertas iš kitos pusės. Na, aš nekalbu apie knygą, nei aš jo skaičiau, nei mačiau, nei ką, bet aš kalbu apie nieką, bet tiesiog visą laiką atsisukite į save ir pažiūrėkite, kaip jausis jūsų giminės, jūsų vaikai, jūsų artimieji. Ir ta dėmė lieka, ta prasme, kodėl sako, Lietuvoje yra toksai didelis mirtingumo ir savižudybių lygis? Todėl, kad va taip. Va yra, todėl, kad jūs gyvenat va tokie antžmogiai tarp mūsų, kurie norite tik tai savo visko. Ir kažkodėl ypatingai akademinė bendruomenė, aš labai taip kalbu labai plačiaja prasme, nes tai eina dėstytojus, tai eina studentus, buvusius, esamus, ta prasme, kažkodėl tai yra antiek išaukštinama, kad staiga žmonės pradeda viešinti video kaip paprastai, sakykime, niekaip ypatingai nedainuojantis žmonės įkelia savo video iš kažkokių festivalių, kažkokią turi, tarkim, Čestuškės padainuoja vadinamas, ar video iš kažkokio baliaus. Ir tie žmonės, jie tiesiog viešina šitus dalykus ant savo sienos ir leidžia savo komentuoti. Tai jeigu tu esi toks pateptas Dievo, tai kodėl tu komentuoji, kodėl tau, tokiam angelui su muzikiniais sparnais, rūpi kažkoks ten akmenukas bate? Tai kodėl mes leidžiam savo taip elgtis, kodėl mes nekeliam vienas kito? Tas kažkaip nežinau, tai yra labai man keista, nes kiek esam susidūrę su tam tikrais dalykais, užsienį ypatingai, aš pasakysiu, iš aktorinės pusės, tai dažniausiai dėstytojai, mokytojai, vedliai, jie sako, tu esi geras aktorius, atlikėjas tiek, kiek tu padedi kitam.
To Lietuvo niekada gyvenime nesu girdėjus. Oi, tai nei gyvenime negirdėjęs, nei buvęs, dieve, mano, kad daug kas nors gerą žodį pasakytų, ne, baigtų. Ta prasme, aš suprantu viską konkurencingumas ir taip toliau, bet tu išvažiuoji į užsienį, dar priklauso kur ir tu pamatai tikrosius veidus, aš neskau, kad tie žmonės neapsimetinė ar kažką, bet terpė augti visada yra, tai vis laik palaiko, tai studentai, tave tie patys profesionalūs tavo kolegos, nesvarbu, jie geresni, blogesni, čia nėra palyginimų tokių, kaip yra pas mus, kažkokios kastos lygiai, tu čia netitinki to lygio. Jo, yra kastos, yra netitinkantis lygis ir tu niekada negali klysti, nes jeigu tu šiandien netitinki to lygio, reiškia, tu niekada netitiksi jo. Jo. Ir tai yra melas, jūs kas klausote, jeigu iš muzikų, iš muzikantų, dainininkai, grojikai, putikai, chorvedžiai, kas jūs besat. Žinokit, jeigu jums sako, kad jūs esate to neverti, arba kad jūs čia geriau nedainuokit, jeigu gali dainuoti, geriau nedainuoti, tai jūs atvirkščiai, jūs darykit 100% tos dalykus, nes reiškia, jūs esate labai geri ir jūs esate to verti, bet jūs tiesiog nesate to mokytojo studentas. Ir todėl, jūs taip ir varo. Esmė tame, kad, man buvo labai keista išvažiavus į užsienį, padainuot ir kad sakytų, vau, kaip gražu buvo, kaip tu čia kolegos, kurių net nepažįsti, ir po to dirbi su jais galų gale, tai sako, kaip gražu buvo, ir tu toks stoji, kodėl čia taip sakoma, kad fan. Nieks nesako, kad tu neklysti, nieks nesako, kad tu nepadarai klaidų, bet tu būdamas toj terpėj, tu besiruošdamas, besimokydamas, tu leidi savo klaidą priimti kaip dalyką, tu klausaisi savęs, tu leidi priimti klaidą kaip visiškai ištaisomą dalyką. Ta prasme, tu, žinai, kaip tu žiūri į stalą ir žiūri, 3 lėkštės yra, ne? Šitoj geras patiekalas, šita murzina, šita biški skilus. Tu žiūrėk, šitą skilusią mes paklijuojam arba nuperkam naują, tą išplaunam, o šitą vietą chujena. Ta prasme, tai šitas dalykas... su šituo dalyku mes niekada realiai nesam susidūrę Lietuvoje, nes tu iš principo klysti ten negali, nes tu kažkam turi kažką įrodyti. Lygį turi pasiekti, ir amžinai turi pasiekti kažkokį lygį, tai man labai įdomu, kodėl kažkam reikia įrodyti, kodėl Ievai reikia įrodyti, kad jinai gera pianistė, nes jinai koncą padarė, kodėl reikia įrodyti, kad jinai gera rašytoja, nes jinai knygą parašė. Jei nieko nereikia įrodyti, kaip nereikia niekam kito įrodyti. Tai dabar visi tie, kurie iš jo šaiposi, jūs dabar bandot įrodyti, kad jūs esat geresni, tai kai jūs bandot tą patį įrodyti, jūs elgiatės taip pat, kaip elgėsi su jumis. Toks užburtas. Tai yra ta prasme flashbackas, tiesiog tau taip darė, tu taip darai, tau taip darė, tu taip darai. Ir jeigu dar tu esi to mokinio, to studento, to profesorius mokinys, tai tu dar labiau šauni, nes tu pažįsti ten, Žodžiu, hebra, žiūrėkit. Pasakysiu taip, visų pirma. Apgalvokit, kam sako dalykus ir dėl ko, ir kaip tie dalykai gali paveikti tų žmonių šeimų gyvenimus ir visą kitą, ir iki ko davesti. Jo, tai tai pagalvokit irgi, kaip Ieva jaučiasi dėl tų dalykų. Aišku, jums neįdomu, nei jums ten ką, jūs toliau ten rašysit, kad ten ir taip toliau. Bet aš jums pasakysiu taip. Jeigu sakot, kad tai yra lieva, netinkama ir tai nėra geriausia pianistė ir ten knyga lieva ir ten visa kita, it's your opinion, laisvas žodis, Lietuva, važiuojam, bet tai padarykit geriau, būkit patys geriausi pianistai, akordeonistai, dainininkai, putikai, chorvedžiai, dirigentai, režisieriai, būkit kas tik norit, būkit patys geriausi, darykit pačius geriausius darbus, bet pirmas dalykas, tai jūs padarykit bent tiek, o tada komentuokit. O dabar nuo sofkutės parašyti Facebook'e komentarą, žinot, kiekvienas sugebam. Man atrodo, ir tai išleis savo tą tokią emociją susikaupusią, kad reikia įžeisti, reikia kažką pasakyti. Ir tai liečia daugelį dalykų. Jeigu jūs esate šiuo metu akademijos studentas, nesvarbu Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, kokios ten bebūtų, konservatorijos, visa kita, ir jums sako, kad jūs esate šūdo gabalas, jūs esate tarakonas, ten koksai pervažiuotas, nedamuštas, nedaknystas, jūsų tėvai ten dalbajobai ir visa kita, tai jūs tiesiog darykit dar stipriau viską, dar stipriau, dar tobulėkit labiau, nes reiškia, jūs esate tikrai geras ir jūs kažko pasieks, tiesiog jūs nesate toj vietoje. Tas ir yra, kad
viskas yra gerai su konkurencija, viskas yra gerai užauginti psichologiškai stiprų žmogų, bet kodėl psichologiškai stiprus žmogus turi būti ant tiek, pirmiausia, nužudytas, o tada prikeltas, žinai. Taip realiai neturėtų būti. Tu savoje aplinkoje turėtum jaustis taip tvirtai, kad išėjus į pasaulį, tau jokios strėlės nedurtų. Žinai. Ne, tai yra visų pirma mentalitetas, visų antra kartos ir suvokimo lygis, tiesiog paprastas dalykas. Ir kol tai neperės į aukštesnę kategoriją, kaip sakyt, tai nepasikeis. Tai plus, kas svarbiausia, tų dėstytojų mokiniai perima tos visus dalykus. Ir jie tai kartoja, nors jau kartą ir pasikeitus, bet tu girdi tą patį šlamštą. Tai tos kartos jos nėra pasikeitę, todėl kad vis dar skirtingų dėstytojų studentai negali vieni su kitais bendrauti. Arba tavo dėstytojas turi nematyti, kad tu su jais bendrauji, arba dar kas nors. Tai tu ištisai esi kažkokioj priežiūroj, kažkokiam muštre, absoliučiai nereikalingam. Apie muziką, meilę muzikai, apie džiaugsmą tublėti šneka mažai kas. Apskritai apie laimę muzikuoti, apie viskas yra tik darbas. Taip, tai yra didžioji jūsų darbo dalis, jūs be darbo nei to. Tai yra labai sunkus darbas, tikrai tai yra tiesa. Bet jūs turit muzikuoti, jūs turit norėti tą daryti, jūs turit atgrojęs 12 valandų akordeonų atrepetavęs, tu tą 13 valandą nori. Darbiškai nori. Taip, pasimėgaut, jau atariau tą 12 valandų, jau pirštai mano nelaiko, bet aš dar tą 13 valandą, taip tą muzikytę atgrosiu. Ar ten aš dainau 4 valandas, repetavau, ir dabar visą kūrinį nuo pradžios iki galo, tai pasimėgaudamas. Ne, to taip nėra. Nes tu negali nei savy, nei savo kūne, nei mintyse rasti ramybės, jeigu tu jos negauni ir iš išorės. Nes kad tu pasitikėtum ir užsiaugintum, kaip labai daug kas sako, tą storą odą, tu turi iš tikrųjų žinoti, ką tu darai ir būti tvirtas tuo, ką tu darai, be visiškai pašalinių kažkokių dalykų, nes ta konkurencija, net ir kažkoks psichologinis smurtas iš aplinkos, jis vis tiek kažkur tu jį pagausi. Bet jeigu tu būsi visiškai savimi užtikrintas ir tu neisi su mintimis, kad dabar čia turi kažkam kažką įrodyti, ar ten o Jėzau, kad čia tik tai viskas gerai būtų, arba čia, nes čia jau net liksi taip, tai čia jau pasaulio tavo pabaiga, viskas yra priimama tik tai kaip blogis, kaip paskutinė galimybė, nes tobulėti tu negali klaidos priimti kaip pamokos. Tai žodžiu, taip ir matom viską. Jo, ir žodžiu, žinai, čia būtų galima daug sakyti, daug vardinti, daug pavardžių, visą kitą, kam to reikia, kam ko reikia tas stojimas, žinai. Kaip man yra vienas žmogus pasakęs, kas tai pasakė, tikrai žinos, tai kad kai kurie žmonės užima tokias garbingas vietas, kaip sakyti, tai reikia galvoti, pas ką mokaisi, nes gali niekur nedainuot, tai nei ten. Tai suprantat, tokie sakiniai sprūsta tokiam garbingam žmonėm iš jų lūpų, tai chebra, tiesiog žiūrėkit savęs, pirmiausia visą laiką turit pradėti nuo savęs, o jau ten asmeniškumai, jūs juos įsispręskit kažkaip kitaip, ta prasme, jūs susitikit akis, kavos išgerkit, jūs turėkit tokį įprotį, jeigu tau nepatinka žmoguje kažkas, tu prieik tam žmogui, pasakyk, pasikalbėkit, pakeisi savo nuomonę, duodu 95%, kad arba jūs gražiai įsiskirsit, arba jūs toliau būsit bendrausi draugai ir taip toliau. Tai tos asmeniškumus reikia išvalyti. Jeigu jūs manot, kad esat geresni už kažką kitus, tai yra normalu. Ta prasme, nes mes visi esam už kažką geresni ir kažkas yra vis geresnis už mus. Tai galvokit taip. Ta prasme, jeigu jūs norit, būkit patys geriausi. Aš vis sakiau, kad aš geriausias daininkas, o ką ne? Geriausias. Aš galiu būti duše geriausias daininkas virtuvėje, mašinui, tualete, operos hause, kur aš noriu. Tai ir jūs būkit patys geriausi, čia netame esmė. Ieva Dudaitė, visa Dudaičių ten šeima, žodžiu, laikykitės, darykite tai, ką darot, eikite į priekį, žodžiu, irgi neatsižvelkite į kiekvienus ten komentarus ir taip toliau, patys žinot, kokia erdvė, kur esat Lietuvoje, tai kas vyksta, ir vėlgi prieinam prie to, kad tai yra normalu. Ta prasme, kaip sakau, patys žinot, kur esat, žinot, kas čia vyksta, kodėl taip yra,
tai turėtų būti nenormalu, nu, ta prasme, realiai tos patyčios ir visa kita, bet ar mes tą galim pakeisti? Būtų fainai, jeigu būtų galima pakeisti. Norėtųsi. Į daug dalykų žiūrėti kitaip. Galbūt ir tas atlikėjų lygis ir psichologinė būklė pagerėtų labai labai stipriai, nes kažkodėl galvojama, kad jeigu tu šią akimirką su kažko nesusitvarkai, reiškia, niekada negalėsi. Reiškia, tau biškis to negerai, biškis žiūrėk, tau to negerai, biškis to negerai. Tai žinokit, aš galiu pasakyti tiek, jeigu jūs tyčiojatės iš žmogaus ir lendat į asmeniškumus, tai su jumis yra žiauriai negerai. Eikit pasigydykit ir dirbkite savo 5 etatais toliau, bandydami rodyti, kad jūs nechalturšikai. Tai va būtent, laikykit 5 etatus, uždirbkit 1,5 gabalo, sėkmės profesoriai ir jūs esate tikrai labai, labai, labai žemai po šitų visų dalykų. Galiu pasakyti tiek, mylėkit muziką, susiraskit gerus dėstytojus, nes mes Lietuvoje irgi esam turėję tikrai gerų dėstytojų, kuriem dėkojam už tai, ką mes turėjom. Ir turėjom labai blogų dėstytojų, kuriem nedėkojam už nieką. Nei dėkot ten, nei ką ten. Visko, ko geriausia gyvenime. Jo, tiesiog mylėkit muziką, gerbkit atlikėją, gerbkit studentą, gerbkit dėstytoją. Nežinau, ką daugiau pasakyti. Žodžiu, gerbkite visus, o jeigu jūsų negerbė, na, tai žinot. Aš tai galiu pasakyti, toks paskutinis gal. Jūs nebūsit su visais draugas. Niekada. Jums niekada nepatiks visa muzika ir visi atlikėjai. Net ir tiem kritikam ir jūs ne visada gal būsit geriausiai ten kritikų išrinktas, ar ten kažkokia recenzija nepavyks, ar dar kas nors nepavyks. Pagrindinis dalykas tai yra tik tai pagarba kitam žmogui. Jum nereikia jų garbinti, jum nereikia, kad jum patiktų viskas. Tiesiog gerbkit. Va, tik tai man kažkaip ko labai trūksta, gerbkit vieni kitus. Čia yra svarbiausia pagarba. Pagarba dėstytojui, pagarba mokiniui, pagarba žmogui. Tai yra svarbiausias dalykas. Tai ką, draugai, tai tiek, laikykit kardanus, judėkit į priekį, viskas bus gerai, muzikuokit, jauskit meilę muzikai, imkit geras emocijas ir labai daug dirbkit. Ir svarbiausia, klyskit, nes tai jūs nuves kažkur. O klysti yra svarbiausia. Keisti dėstytojus yra pats geriausias dalykas, žinokit. Ieškoti, daryti, ieškokit, tobulėkit, didinkit technikas, didinkit arsenalus, didinkit savo žinias. Jeigu jums sako, kad išeiti iš vieno dėstytojo į kitą yra blogai, tai yra neteisybė ir didžiausias melas ir jūs turėtumėte... Ir jeigu jums sako, kad jūs negali dainuoti skirtingų žanrų, čia irgi yra melas. Irgi yra melas. Visko galima išmokti, viską galima padaryti. Draugai, sėkmės, dudaitės, laikykitės, visi eikit į priekį, darykit gerus dalykus, muzikuokit, keiskit kultūrą Lietuvoje ir gerbkim vieni kitus. Iki.